Sveiki žiūrovai. Sveiki visi. Sveikas Mariau. Labas. Atvažiavau į Kėdainius pas Marių, pas krikščionį ir bandysim pakalbėti apie priešų meilę. Daug Mariau turi priešų. Turbūt, kad... nežinau. Nežinai dar? Nežinau. Aš tai turbūt neturiu, žinok, nes kažkaip aš nesupykstu ant žmonių. Yra tokių žmonių, kur gal vengiu taip kalbėti, arba biski net iš dalies kitas ir prisibijau, gal, žinai, tai aš biski gal ir vengiu tokių. Yra tokių, kur stipri energija, ta tokia, tokia nelabai gera. Bet taip tai irgi tikriausiai neturiu. Aš vis kaip po bažnyčias vis vaikštau ir kai prasidėjo ta speciali operacija, labai daug žmonių pradėjo nekęsti rusų, Putinų pavyzdžiui. O kaip Marius su šitą problemą susitvarkai? Aš tikiu Jėzumi, gyvenu tikėjimu. Mano gyvenimo pagrindas yra tikėjimas. Kaip rašoma Evangelijoje? Jo, o ką reiškia tikėti Jėzumi, tikėti, ką jisai sakė ir stengtis gyventi pagal tą mokymą. Tai va kaip jisai sako Jėzus 6 skyriui Luko Evangelijos, nuo 27 eilutės. Bet jums, kurie klausotės, sakau, mylėkite savo priešus, darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jūs keikia. Ir melskitės už savo skriaudėjus. Bet atrodo, tai neįmanomas dalykas. Jeigu taip, žinai, kaip būni, jeigu ant ko supykęs, aš gal kada esu anksčiau, kai netikintis buvau, tai buvau supykęs ant žmonių kartais. Bet labai mažai, bet atrodo, kai pats pyksti, tai atrodo neįmanomas dalykas tą dalyką padaryti. Tai Jėzus ir mokino, Jono Evangelijos užrašyti žodžiai yra, sako, be manęs jūs nieko negalite nuveikti. Sako, šakelė, jeigu jinai nupjauta nuo vynmedžio, jinai vaisiaus nešti negali. Tik sako, kada šakelė yra įskiepita arba vynmedyje auga, tada jin gali nešti vaisių. Vaisių tai turime minti geri darbai, galimybė nepykti, mylėti savo priešus. Tai yra pasiekmė Jėzaus tavyje esančio. Jeigu tu įsileidi tą žodį, tą tiesą, tą žinojimą, tą dvasią, kuri sklinda iš to žodžio. Jeigu ją į save įsileidi, gyveni tą tiesą, tai gauni jėgų mylėti savo priešus. Nes yra daug patos propagandos ir kartais sako, kad čia mes kažkokį priešą turim. Tai, ir kaip galima būti patart tokiam žmonėm, jiems sudaro dirbtina, čia iš tikrųjų, tai aš taip įtariu, tai čia yra iš visų mūsų priešo arba velnio darbas, Liuciferių gal galima sakyti. Žinok, Mariau, aš pagalvojau, sako Biblijoje, aš jau pradedu visi kai kur, man ir Liuciferis arba velnės jau nėra priešas. Aš jau taip mąstau, aš jau ne per tą prizmę, kad jis man būtų priešas, bet aš toks kaip, ragučius biski, ne ragučius, bet tas visas, auklėjimo toks kaip būdas. Nes jeigu jo nebūtų, aš tada būčiau, mane nepastatytų į vietą niekas. Vieną dieną jo nebus. Vieną dieną Dievas viską. Bet jis yra melagis. Ne, tai kad melagis. Jobo knygą galiu pasakyti, kur velnę Dievas panaudojo. Buvo Jobas toksai, aprašytas Senajame testamente, tokia istorija ir Jobas gerai gyveno, pamaldžiai, dorai elgėsi, mylėjo žmonės, savo vaikus, buvo nuostabus žmogus ir velnias, rašoma, atėjo pas Dievą ir sakė, kadangi tu jį laimini, tai jisai taip gerai ir gyvena, taip gražiai. Sako, tu atimk iš jo turtą, atimk sveikatą ir jisai keiks tave. Ir Dievas leido velniui atimti iš Jobo. Tai, ką jis turėjo, tai, kas jam brangu buvo. Ir Jobas liko žaizdotas, ligotas, be turto, be vaikų. Ir Jobas neišsižadėjo. Taip Dievas išbandė jo tikėjimą. Ir po to, kai jo tikėjimas Jobo buvo išbandytas, Dievas jį palaimino dvigubai, negu jisai buvo iki tol. Tai, kaip sakyti, gerai tu pasakei. Šiaip jisai yra mūsų tikėjimo priešas velnias. Jo, jis priešas, bet jis, aš žinau, kaip pat labiau kažkaip eini link to Dievo, tu matai, kad jis kažkoks, kaip ir, jis tave nori kažkur nuvest. Bet su Dievu negali. Jo, kai su Dievu negali ir jis per jį stiprėja tikėjimas. Nes viskas išeina į gerą, mylintiems Dievą. Teisingai, amen, aleliuja. Net atrodo, jisai koją nori pakišti kažką
blogo padaryti. Viskas išeina gera tiems, kurie myli Dievą. O kas myli Dievą? Tie, kas laikosi jo įsakymą. O jo įsakymas – mylėkite savo priešus. Ne tik tuos, kurie gerą tau daro, bet ir tuos, kurie tau nori blogą padaryti. Nes žmogus, Dievo akis yra brangus jo kūrinys. Kiekvienas žmogus. Ir Mato Evangelijai Kalno pamoksle 5 skyriui sako, kad Dievas leidžia saulėje tekėti ir blogiesiems, ir geriesiems. Lietų įlyt ir ant gerų, ir ant blogųjų. Ir sako, aš nenoriu nusidėlio pražūties, nenoriu, kad nusidėlis pražūtų. Jis sako, jisai paaukojo savo sūnų už kiekvieną žmogų. Už kiekvieną. Tai kaip aš galiu nekęsti, norėti pikto kūriniui Dievo. Žmonės pašaukti mylėti, kaip ir Dievas myli. Elgtis taip, kaip Jėzus elgėsi. Jėzus už tuos, kurie įkalė ant kryžiaus, jis jų nesmerkė, jis už juos nuberė, kad juos išgelbėtų. Net ir jo mokinys Stepanas, pirmutinis kankinys, jisai, kai jį mėtė akmenimis, jis nekeikė. Ir ką pasakė? Atleisk Viešpatie, jie nežino, ką daro. Čia aukščiausias lygis, matas, tokia ta meilė, tas toks stiprumas, žinai. Taip, iš jo ėjo tikėjimas. Gyvas tikėjimas. Ne tik tai sakymas, aš tikiu, bet elgiuosi priešingai. Tai toks tikėjimas, taip ir velnias tiki. Jisai sako, kad tiki, bet elgiasi priešingai Dievo žodžiui, priešingai Dievo dvasiai. Jis elgiasi savanaudiškai, o tikėjimas neieško savo naudos. Tikėjimas veikia meilę. Taip. Ir man kažkaip, sakau, tik tiek keista, kad tiek daug atrodo ir, matai, pas protestantus, atsiprašau, gal mažiau tokių gyvesni yra žmonės. O aš kaip pas katalikus einu, tikrai daug žmonių sutinki, kur tokių istorijų išgirsti, kad ten tos meilės priešų, tai ten iš visų nėra, ten sukuria tokius, aš net galvoju, čia gal pasaulietis dar labiau tiki, žinai, negu tas, kaip pasakyti, tą priešą tai baisiausiai sureikšmino. Ten pavyzdžiui, ar Putiną, tų Putinų nei matė, nei girdėjo, jie kažkaip tur pyksta jau. Nei matė, nei girdėjo ten, tą rusą, dabar ką tas rusas, bendrai tai rusai, tai labai faini žmonės yra iš tikrųjų. Aš tai nežinau, neturiu jokių, man visi žmonės geri ukrainiečiai. Aš prisimenu tokią panašią istoriją, prieš 3000 metų beveik įvykus. Buvo toks pranašas Jeremijas. Ir jisai pranašavo, kad ateis į Izraelį tuometinį babiloniečiai, jį užims, sunaikins ir sakė, ruoškitės lagaminus, kraukitės daiktus ir 70 metų eisite nelaisvę. Bet visa tauta netikėjo, ką jisai sako, ką pranašas sako. Jie ginklus galando, ruošiasi gintis. Dievas paprasčiausiai juos baudė už jų bedevystę, už jų gyvenimą ne pagal Dievo valią. Ir pranašas Jeremijas tautai pasakė, karaliui ir tautai visai, sako, nusižeminkit ir tą priešą priimkite, jis jūs išves, bet po 70 metų sugrąžins. Jeigu jūs nesipriešinsite, liksit gyvi. Bet nieks neklausė pranašo. Jie jį įmetė į kalėjimą, jį pavadino tautos priešu. Jisai nenorėjo nieko blogo. Dabar lygiai tas pats, panašiai. Ateina Putinas, žudo žmonės. Aš nežinau, ką jis nužudęs yra iš viso. Aš nežinau, pats jisai nežudo. Gal įsakymus duoda, bet kita pusė lygiai taip pat žudo. Taip. Vieni kitus žudo. O ką reiktų daryti? Bet tu gerą tokį, dabar nenoriu, biskį ir nutrauksiu, bet man mintis, kad nepabėgtų. Tu įsivaizduoji, mes dabar ginkluotė ten 4-6%. Vat kaip, tai tu kai ta papasakoja istoriją, tai grinai sako, nesiginkluokit, nieko nebus, viskas, tai tas pats į mum dabar. Mes tik tai klausom, reiškia, kažkas mums tas šėtonas ar kas sako, kad mes turim ginkluotis, o iš tikrųjų reiktų paklausyti Jeremijaus. Taip. Jūs liksit gyvi ir jums nieko už šį nesiginkluokit. Aš čia žinai, kaip papasakot aklam, kaip nueiti tolimą kelią. Jisai, jeigu nevesi jo už rankos, jisai nenueis to kelio, kažkur įkris į duobę. Kad žmogus nepakliūtų į bėdą, pirmiausia reikia padaryti, kad jis matytų. O šviesa ateina tik tai iš Dievo žodžio. Taip. Ir kol žmogus nepažįsta tiesos, mes galim tik tai melstis už mūsų valdžias, už tą patį Putiną, už tą pačią Europą, už tą pačią Ameriką, melstis už juos, kad įvyktų Dievo valia.
O mes žmonių patys pakeisti negalim. Jeigu žmogus, tas pats Putinas, išgirdęs tiesą, patikės ją, jisai sudės ginklus ir nekovos. Jeigu kažkoks Amerikos vadovas priims tiesą tokią, kokia jinai yra, jisai nekovos. Bet mes žinom, kad šitai žemė kaip ir išpranašauta. Karai, karų gandai, kovos tęsis. Bet tikintieji, tie, kurie tiki Jėzumi Kristumi, jie kardais, šautuvais ir bombomis nekovos ir negamins pabūklų, jie nedalyvaus tose piktose darbuose, jie kovos dvasinę kovą. Jie melsis už savo priešus, jie melsis už savo draugus, už savo giminaičius, jie melsis, kad Dievo karalystė išsiviešpatautų tarp žmonių. Ir ta karalystė išsiviešpataus tada, kada žmonės suklups prieš Dievą, prieš jo žodį, prieš tiesą. Nusižemins ir priims tiesą. Aišku, tiesa skaudi būna. Lengva pasaroliui tekėti, su visais, su minė. Jo, labai lengva. Nes viens pagrindiniai tėvą nukreipia tą visą, kai sako Jėzus, aš esu jūsų balsas, kaip čia, kaip avis. Ganytojas. Jo, ganytojas, atsiprašau. Ir taip reiktų jo atpažyti jo balsą, o mes atpažįstam to šeitonų balsą gal. Taip. Nes, pavyzdžiui, dabar kas daros, pavyzdžiui, Sirijų arba Palestinų. Ir niekam ten ne žmonės turbūt, juos ten viskas. Nes, pavyzdžiui, Ukrainų pagrindė žūsta kareiviai. Tai jų yra tikėjimas, jų yra darbas toks. Ir jeigu atlyginimą gauna. Ne, ir atlyginimą, ir darbas, ir atlyginimą. Ir jeigu jis įsitikinim, nes faktiškai žydai Senajam testamente kariavo, tai čia karai buvo kokie, tai ten Senąjį testamentą, kai paskaitai, tai ten baisu. Čia dabar, tai čia pagal Senąjį testamentą, tai čia humoras iš tikrųjų, kas čia vyksta. Nors gal Palestinų, ten ne visai humoras, žinai, ten 10 tūkstančių žmonių. Ten biskį sudėtingiau, žinai, ten yra, ten baisoka yra iš tikrųjų. Arba, pavyzdžiui, Sirijau dabar. Jo, tai čia tik tai tų žmonių yra gaila, daug žmonių žūsta, kurie nepažįsta Dievo. Ir galima tom netikėti, galima sakyti pasakos, bet aš tikiu, kad tai ne pasakos. Jeigu žmogus yra neišgelbėtas, jeigu žmogaus širdis nepakeista, jam neatleistos nuodėmės, miręs žmogus toksai eina į pragarą. Tai tie žodžiai, norėčiau pasiginčyti tie žodžiai tokie nuvalkioti. Aš jau, reiškia, širdis jau atlaidesnė. Aš galvoju, kad yra jiem šansų dar Aš irgi tikiu. Visą geriausia. Bet daug žmonių nueina. Nes sako, Jėzus tokius žodžius pasakė, sako, siauras kelias į gyvenimą. Ir nedaugelis jį atranda. Bet platus kelias į pražūtį. Ir daugelis juo eina. Tai vat mūsų užduotis kaip tikinčių žmonių. Tai yra melstis už tos žmonės. Aš galvoju, pavyzdžiui, kad ir paskutinę sekundę jeigu atsiprašo Dievo žmogus, ir jis iškart bus išgelbėtas. Kaip tas žmogus, kur ant kryžiaus kabėjo šalia Jėzus. Jis turėjo tik tai kelias minutės. Ir tas minutės Jėzus sako, dar šiandien būsi su manim rojuj. Jis net nesakė jokių religingų kalbų, sakė, tik prisimink Jėzų mane. Užtat mums reikia melstis ir tą tiesą, kad Jėzus myli, kad Dievas myli žmonės, kad jisai neša taiką, sutaikinimą su Dievu. Mes ją turim skelbti, kad žmonės žinotų, melstis už juos ir nešti tą tiesą. Tai mes ką dabar turbūt galim. Taip. Mes sakom žodžius, kurie parašyti Dievo žodį ir juos skelbim garsiai, kad visi girdėtų. Taip. Dievas pamilo žmonės, jisai nenori pražūties žmonių. Jis nenori, kad tavo priešai mirtų. Jis nori išgelbėti tavo priešą. Tai vat, mylėkit savo priešą, melskitės už juos. Už priešą. Taip. Ne tik už draugus, bet už priešus. Ir gal pirmam sykiui užteks. Marius irgi turi YouTube'ais kanalą Srautas Stream, ne? Srautas Stream. Istorija labai gerą papasakojęs yra apie savo gyvenimą, kaip atsiverti, kaip kanal 10. Labai gražią šeimą turi, visi groja, labai... Palauk, Mariau, kiek girdėjau per kanal 10, net giedi Širbinyse? Teko ir ne vienose laidotuvėse groti, ir vestuvėse, ir gimtadieniuose. Ai, net šičia, kaip pasakoju, viena moteris norėjo, kad sesuo atsiverstų, tai
užsakė juos, kaip, nu, neužsakė, bet paprašė, kad pagrotų per gimtadienį. Taip, kaip grupė. Jo per gimtadienį, kaip grupė, jie dar pabiskį turbūt sesuo pamelavo, ne, kad ten bus gera grupė, ne, ar kaip. Nu, ir jau po metų atsivertus jau pakvietė, ne vėl. Tai va, labai ačiū Mariui už tą pirmą, gal paskui, kada padarysime ar kokią laidą, aš taip, labai daug žmonių pyksta, kad čia mus reiškia per prievartą sukrikšti jų kryžiuočiai. Tai gal Marius tą temą biskį ką nors papasakos, nes aš tai nelabai moku šito temą, bet gal kad tą temą gal išeis, kada ateityje laidą. Jo, nes labai daug žmonių sako, mus per prievartą sukrikštinu ir jie nenori būti krikščionys, žinai, labai pyksta ant tų dalykų. Tai aš daug tokių sutinku, tai va. Tai ką, iki kitų pasimatymų, tikėkime, Marius nepabėgs niekur, viskas bus gerai. Sudėjau tada visiems. Sudėjau.